Šitam video blogė lyginsim Dubajaus viešbučius, nuo pigiausio iki brangiausio, nuo 100 eurų iki 1500 per naktį. Ir kadangi esam dabar Turkijoje, pagalvojom, kad jeigu lyginsim jau viešbučius, tai palyginam ir business klasės skrydžių su ekonominiais. Tai upgrade'om bilietus į business klasę, varom į business lounge'ą atsisėsti ir pažiūrėsim, kas čia gero, kas čia už toką, va, tokią didelę sumą, ką tokio gauni, ko nėra ekonominiai. Pagaliau esu lokacijoje, čia, įdomi situacija. Šefukai viską čia kepa, duonelė, gerimukai, žemėlapis čia kažkoks, gali va pramušti golfiuką, jeigu nori. Įdomu, kas pačiam skrydį bus. Atnešė tokį, tai kremukai, dantų šepetukas, o lūpų balzamas, kaip tik mano padžiūvusios lūpienai. Šiandienos meniu. Šiandienos meniu tai bus, man rodos, tik tai va, spricai. Priekį labai purto. Iš vis atrodo ne kad business class, o bulvių klasė. Labai purto. Tikėjaus kažko daugiau. Aišku, pakrist, taip, išsitiesti, iškristi. Rimti. O, atvažiavom. Rolės laikrodžiai visur pakabinti. Iš karto nuotaikos geresnės. Iš karto kaip namie jaučiuos. Pirmas ir pigiausias viešbučio kambarys. Mokėjom 150 eurų, bet kadangi čia labai dažnai lankomės, kaip dažnai, trečias kartas, mums nemokamai upgrade'ino į suite. Žodžiu, į didelį kambarį. Tai už 150 eurų tokio jūs negausit, bet žodžiu, pradedam taip, kad šitas, tarkim, 150 eurų kainuoja. Tai Park Regis, Business Bay. Prašau, čia darbo, telikas, čia matome mes sofa, paveiksliukai. O čia kažkas, kas čia yra įdomu, galim pažiūrėti. Mini bare, tuščia, gerai. Tarkim, šito nebuvo. Lagaminai irgi neįskaičiuoti. Čia, nežinau, čia jaučiu atsisės batų susidėjom, čia karočią. Taip, vonia. Visi čia šitokie bairiukai. Dušas, vonia. Subinė biški. Ir čia jau karočią į sapno kambarys. Telikas, kas už užuolaidų matosi, kaip čia atsidaro. Palaukit, valysim taip, ką mes čia matom. Nieko gražaus nesimato. Irgi pastatas. Tai čia skaitosi pingiausias mūsų kambarys. Čia apsistosime 2 naktis. Daugiau nėra ką ir parodyti. Labas rytas, dabar valgom McDonald'ą. Varysiu, parodysiu, kas čia dar yra šitam viešbutį ir keliausim jau į kitą lokaciją, tai Adria Skyview. Ir rytoj va iš karto meetingas su banku, darbo reikalai. Puliukas pisa Grand Chicken grandė. Man tai apšė tokį paėmė, tokio dydžio. Karočią. Mesytė, visą kitą, ne mano maistas, aš čia neįsipisinėsiu iš jo. Prašau. Iš savo, blėt, galima, kad ir ant žemės išmės, aš kai gyvulys galiu valgyti. Blėt, tikrai negardžiausiai atrodo. Sūrio, karočią, net nebenoriu žiūrėti. Aš visą tokį valgau, bet dabar kažkaip labai skurdžiai atrodo. Žodžiu, skanaus mum. Dabar einam, aš jums parodysiu, kas dar čia yra įskaičiuota. Tai baseinas, sauna, dar čia porą dalykų. Kaip atrodo? Jeigu čia rinksitės naktį, tai labai... Šiaip ganėtinai rekomenduoju, sakau. Man čia visada patinka, čia geras vaibas, labai geras aptarnavimas. Baseiniukas, guardas, einam iš šitos pusės. Ir toks vaizdelis, čia pakirtimas, šišai, baseiniukas. Ant pavėsio, kad saulė nekaitintų, tai galima varyti, kada ir šiaip labai karšta Dubajui. O, toks vaizdelis. Parašau viskas, va, kamščiai, viskas. Where I can find gym? Gym? Yeah, because I was walking around and I didn't find it. Oh, to the left? Okay, thank you. Parodė, kur džimas. Niekada čia nebuvęs džime šitam. Parašau, džimukas. Kokių nori. Viską yra. Tai va tokios ir tokelės. O čia dar yra ir vidiaką, gali pažiūrėti, kaip kočioja viską. Dabar varau krautis daiktus ir varysim į Adria Skyview. Skaitosi, gal sakyčiau, Business Bay, karočią, vienas rimčiausių viešbučių. Adria Skyview, Business Bay, vienas turbūt geriausių viešbučių Business Bay. Čia už mano nugaros kažkur yra Burj Khalifa, bet čia va, šitas va, pastatas. Tada įeina čia toksai balkoniukas, tada einam čia. Oi, kambarys. Už 3 naktis 2800 eurų. Taip. Telikas, stalas, paveiksliukai. Čia pažiūrėkit, pultelis. Kaip pas baba. Vonia, dušas, kitaip sakant. Kas šiandien? Dar kažkoks najanas kailis.
Čia, o, 2 dušai, net nemačiau iš pradžių. Ai, čia tūlikas, ups, mižalka. Čia, šiaip pakritimas. Čia taip. Ir kas man mėgstamiausia, niekada dar aš kiek buvau Dubajų taip nebūdavo, karoči čia, kaip persirengti, karoči kainos. O palaukit, atėjo lagaminai. Ir dabar kaip tik sufokusavo. Nu, tai, karoči, lagaminus atėjo. Čia gerai, kur mes baigėm. Kainos. Čia viskas dirhamais yra. Tai, žodžiu, 5 dirhamų yra apie 11-12 eurų. Tai aliukas 10-12 eurų. Pricai, karoči, beveik 0,4. Virš 100 eurų. Pasidarai. Tai, žodžiu, nu, va, toksai, vat, karoči, kainuoja 100 eurasų. Virš 100 eurų. Na, čia jau pilna vinelio. Aliuko, visko yra. Kodėl šitas viešbutis toks brangus, tuoj papasakosiu. Po to padarysim lengvą turą, praeisim, pažiūrėsim, kur kas yra. Bet šitas viešbutis vien brangus yra labai dėl to, nes yra 5-2 aukšte. Infinity poolas, kur matosi Burj Khalifa, visas Dubajus, viskas. Ir, nu, Business Bay, tai sakyčiau, vienas geriausių baseinų, nėra geresnio baseino. Ir ten tik tai galima patekti, jeigu tu turi čia kambarį. Kitose viešbučiuose, man rodos, kaip Palm Royal, tai gali įsinuomoti gultą ir eiti tenai prie tų Infinity poolų. O čia tik tai, jeigu esi tikras VIP, jeigu esi tik tai tikras VIP. Ir tai greičiai hyro. Va, čia dar ir paveiksliukas, kaip atrodo, čia jie vaikšto, jam čia pizdas stojakas, su suknelė varo atpys protą, kad vanduo šaltas. Nu, tai 5-4 aukštas, visas Dubajus, viskas matosi. Čia galima ateiti, karoči, atsigerti, pavalgyti. Tai va, karoči, rytoj čia ateisim, dabar tai biški saulės nėra, va, žiūrėkit, galim nufotkinti, kaip bachuriukas fotkinas, karoči. Aš irgi tokią pačią nuotrauką pasidarysiu. Žodžiu, atnešė tokius. Už reklamą man niekas nesumokėjo, čia, aišku, dėjo Martynas Gailiūnas, blėt, sveiki, management. Prašau vieną booking.com sausainiuką. Atėjom pusryčiai čia vadinasi. Tai meniu atnešė, lauke pasodino. Rytoj, karoči, pabandysiu nufilmuoti visą experience, nes nesitikėjom. Nu, tipo kaip restorane, paimat, nuveda pasodino. Yra, karoči, aišku, čia ir bufetas. Galėjai pats įsidėti, bet yra ir meniu. Tai šiandieną iš meniu. Nuo meniu pysim, karoči, homemade granola. O locationas tai, nu, gražu. Atėjom prie baseino, kur žadėjau. Turiu būti su nuo saulės akiniais, nes turėjau akių operaciją. Tai turiu su nuo saulės akiniais būti. Nu, gražu čia, gražu. Tai jau liepto galą. Čia tas tai vadinamas jų Sky Poolas, karoči. Business Bay yra pats, taip, nu, vienas brangiausių čia viešbučio Business Bay. Čia Business Bay? Jo. Ai, downtownas čia, čia aš gavau visat gal Business Bay. Nu, va, aš toks va čia ir esu. Vaizdelis, nu, toks tikrai neblogas vaizdelis. Todėl čia ir norim mes rugsėjo mėnesį, lapkričio mėnesį, nu, žodžiu, rudenį pasiimti nekilnojamo turto, bet reikia kokio, nu, gero turtelio tokio, kad būtų gera investicinė grąža, kaip sakom. Plius gal labiau tiek, kiek ne iš investicinės pusės, bet šiaip tai buvo labai daug čia laiko praleidžiam, tai kad būtų galima savo palapkį įkristi. Ką, 3 eurų kokteiliukas. Ką? Ne, man ir taip gerai, sorry, mačyje, blėt, reikia prispurkšnėjau. Oi, čiut nemirė džedas, pirmiausia, kaip nenorėčiau, kad man taip atsitiktų. Ai, dar, biški, halatas, nu čia taip, tai žmonės biški mažesni. Kaip ir minėjau, biški per trumpas. Taip, jeigu ranką nuleidys, taip, karoči. Toks čia maistukas yra, čia nei lankas, nei kas, čia tiesiog. Taip, va, išeini, tokį ašariuką, tokiu vaizdeliu. Užmigau ant saulės, dabar varau į susitikimą, kylam į 19 aukštą trading centeris. Gerai, vienas mitingas baigtas, dabar varom į kitą mitingą. Ličiu vėl taksą, čia greitai reikėjo parašiuką padėti pasimti Adžarį po įmonės. Dokas, kad yra registruota, žodžiu, kad ofisas egzistuoja iš oro mes čia. Dabar varom į kitą, dėl banko. Tai ten gal biškai ir užtruksim, pažiūrėsim. Pizza Hut su tokiu vaizdeliu. Tokio dar šau nesu matęs, čia karočio su lazeriais, naujovė. Atėjom ką? Kur? Nu pasakyk, kur atėjom. Į maisto prekių parduotuvę. Į maisto prekių parduotuvę. Pažiūrėkit, kaip viskas gražiai sudėta. Kaip viskas, karočia, gražiai sudėta. Pomidoriukų, obuoliukų, kaip viskas
lygu. Vaipšė eini, o atrodo, nežinau, niekas vaipšė nepajudinti. Gerimukai irgi kaip gražiai viskas spalvom sudėta, surikiuota. Lietuviškos sriubytės Dubajui, kokiu nori. Viską sukrauna tau, kaip apsiperki. Viską suruošia gražiai, nieko pačiam daryti nereikia. Viešasis tualetas, čia viešasis tualetas. Pisuojam, penai. Viskas yra. Nu, aišku, aš taip jau nusmau žasuką. Einam pažiūrėti džimą. Kas čia gero yra džime. Ką čia galima gero pamatyti. Čia spa, redbuliukai, viskas. Nu, su Park Regis daugiau yra žmonių, bet džimas kaip džimas. Džimas kaip džimas. Park Regio džimas, sakyčiau, gal net rimčiau atrodė. Jis toks kompaktiškesnis, mažesnis, bet gražesnis. Protein shake gali savo susiplakti kokį nori. Už 10 euriukų, už 9-8 euriukus. Taigi išvykstam į kitą viešbutį, bet ką aš dar norėjau parodinti prieš išvykstant. Taip telikas valdosi, karočiui. Taip įsijungi, čia pasispaudė, kas nori įsijungia. Vapšė, pasijungia. Galim pažiūrėti, kiek už viską palikti reiks. Beveik 9 štukos dirhamų. Taip, dar ten dasidės mokesčių, tai 10 štukų, maždaug štuką eurų už naktį. Tai atvarėm į Atlantis Palm Royal. Kol kas 7% telefone, kamerytės yra 10%, tai nežinau, kiek išeis pradė čia papilmuoti kažką, bet čia, nu žodžiu, einam kažkur ir čia vien dabar luxury brandai visokie. Louis Shopai, Valentino. Atėjom į džimą, nežinau, džimas tai man visur labai panašus. Nu čia aišku, šis tokio vaizdeliuką, o čia biškai rimčiau. Bet džimas kaip džimas. Tai čia va, tipo, išsimaudė. Eini po džimo. Čia ir vyksta vandens baliai. Vandens sėmimai baliai. Kas kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taip, eini toks telikas. Pleisteką galėtų duoti pasijungti ir viskas. Žemėlapis, kur nori nusigauti. Varysim, karočią, kažkada va čia, rytoj gal. Čia tipo wow vivo baseiniukas. Šiaip tai gražu, bet naktis apie štuką 5 kainuoja, tai ar ant tiek gražu dar negaliu aš pasakyti. Palmės vaizdelis, kaip visada. Nu, čia gražu, bet kas tai tikrai gražu. Dar šitą kainą yra įskaičiuota vandens parkas, nežinau ar eisim, ar bus laiko, bet gal nueisim. Tai skaitosi pats didžiausias pasaulio vandens parkas. Tai va, čia dar priklauso paplūdimys su viešbučiui. Čia taip eini iki tų baseinų, tai žodžiu pasiėmėm karočią už 100 eurų. 100 eurų sumokėjom, kad karočią va čia atsigultumėm. Parodysiu aš jums rytoj, kur atsigulsim, dabar nerodysiu, bet 100 eurų. Deserčiukas toks su auksu, 105 eurų. Prisiekiu, pirmą kartą gyvenime valgau riešutus ir jie žvairio skonio ir dar Dubajui. Ir šia žvairio skonio atrodo, kad, nežinau, atrodo, kad činčika. Kai būna činčikas ir tas už bika bikelį va tokio valgai. Nauja chata. Aš jau biškį vieną akim viską pažiūrėjau, bet pažiūrėsim, kas čia yra toliau. Atlantis Palm Royal. Let's go. Kai visa dušas čia, nu, tipo, nieko naujo. Šikanas čia irgi, nu, tipo. Čia aukštinės šukos, auksiniai šepetėliai, auksinis bibio skutiklis. Čia grab, karočią, čia šitą gali užsimontuoti, kad būtų minkšta. Taip, lovytė, tenai vaizdas, bet iki vaizdo dar daisim. Dabar žiūrėkit, koks yra čia bairis. Dabar mes jau čia biškai apžiūrinėjom ir čia viskas yra taip padėta ir aš ištraukiau va šitą karočią ir už šito parašyta, kad žodžiu, bet tipo, jeigu ištrauki, viso nahu iš karto nuskaito. Mes čia kažką žvengiam, niekur kainų nėra parašyta. Atsidarau čia stalčių, čia karočią stalčiuką atsidarau, nu čia tipo irgi labai gražiai sudėta, kinderiai, huinderiai, karočią taip ir pažiūrėkit, kas čia parašyta. Please, nu, žodžiu, ištraukiai, per šiam sekundžių neįdedi, iš karto tai nučardžina. Tai nežinau, karočią, reikės nueiti paklausti, ar nučardžino mūsų ar ne. Ir jeigu nučardžino, karočią, parodysiu, kaip įpisu per vieną šotą. Bet man rodos, kad mes spėjom viską, karočią, ištraukti, niekas mūsų nenučardžino. Dar kitas dalykas, rytoj pasiėmėm, čia vat yra karočią tipo Skypoolas, kaip Adria Skyview. Čia visi žmonės gali ateiti ir reikia susimokėti šaibų ir gali ateiti paplaukyti. Tai ten nuo 100 eurų, ten iki poros gabalų. Tai mes pasiėmėm už 100 eurų gultą, ten su visų vaizdų geriausių ir šampano butelys įskaičiuotas, dar rytoj parodysim, o dabar einam pažiūrėti vaizdas.
Taip, išlendi. Visa palmė. Viskas, mat, gražu. Apačioj baseiniukas. Irgi labai viskas. Nu, labai gražu. Viskas. Faina. Nu, vaizdas labai geras. Vaizdas labai geras. Ir kai atsimenat, minėjau, kad vandens parkas įskaičiuotas, nežinau, ar matosi. Galima varytis, yra pats didžiausias vandens parkas pasaulyje. Tai tipo čia viena, nu, čia netiek matosi, dar ten sukasi už kampų ir eina. Vaizdas, nu čia, very nice, very nice. Copyright money piece. So yeah, this is the guy who is helping me to open everything. So if you're gonna need to help, any help, open the business, visa, open the bank account. Visą informaciją rasite description apačioj. Visą informaciją rasite description apačioje. Yeah, guys. Yeah, thank you. Darom ragaujam epizodą. Bufetas 100 eurų. 100 eurų žmogui šitam bufete. Vaisiukai visokie, nu čia tokie salotėlės. Taip, padažiukai, salotėlės. Čia atrodo, ką aš valgysiu. Čia mėsytės steikas ar kas čia. Kas man labai patiko, tai va šitą sekciją. Čia ledų gali įsimesti ir ten visokių pabarstukų. Ledai, tada pabiručių gali sosą užsimesti, minukų visko. Žuvėkas tokio aš irgi nelabai mėgėjęs tokių. O čia sušiai, ne, čia žuvėkai. Lašišėnas. Va, sušiukai. Mergytė mano tai tik tai sušiukų bus įsmekai. Mergytės lėkštutė. Mano lėkštutė. Oi, blėt, su flešu. Nu, bet jeigu jau su flešu pradėjau, tai ką padarysiu. Ir toks vaizdelis. Ir čiut neįsitaškiau. Tokį jinai kokteiliuką užsisakė su burbuliukai. O aš tai vėl kažkaip klasiškai, blėt, nepataikiau. Tai vis dėlto bat atėjom į Nu ir bairio, kas dabar hotelį yra Ronaldo. Man teigidukas sakė, kad Ronaldo sutiksim paprašyti, kad jis tirtų įvartį. Žodžiu, va, yra dar Ronaldo, o mes atėjom karočią į Elements restoraną, kur kokteiliai yra pagal ugnis, vanduo, žemė. Tai aš pasiėmiau, tuoj pažiūrėsiu kokį išmeniu. Pala, galiu iš karto iš trūk pasakyti. Pasiėmiau Air. Tai va čia yra Air kokteiliai. Mergytę pasiėmiau Water. Nu, tai čia matome Water. Labai gražus tikrai kokteilis. Liko išbandyti Air and Fire. Can I have 2 orange juices? 2 oranges? Yes. Anything else? That's all for now. Thank you. Čia kur valgėm vakar bufete, kur 100 eurų plius minus 100 eurų žmogui. Tai čia vyksta ir pusryčiai. Tai čia pusryčiai skaičiuoti į kambarį. Tai lygiai vis galima sakyti lygiai toks pats meniu, tik kad pusryčiai. Tai aš čia kažko neinu filmuoti nieko. Atsėdam kitoj vietoj. Su tokiu vaizdu į vandenyną. Po to eisim prie gulto. Kur sakiau, kur pasiėmėm už 100 eurų. Nu beveik už 100 eurų. Atizvalėm į lokaciją. 100 eurų. Šitas va bus karočią mūsų. Pasimsiu aš ragelį, geriau matysis viskas. Sakė, kad čia Ronaldo šmutkės. Yra ten player of the year, karočią viskas. Tai jisai čia dabar kažkur atvaro atsiimt savo šmutkį. Nori tu pažiūrėti? Nori paspaust Ronaldo tą kaleką? Bachas. O karočią čia Ronaldo tačkės 2. Turi kažkada ir jis pasirodyti. Tenai už manęs va praėjo, bet karočią iš karto security prišoko, iš karto rodo, kad negalima filmuoti. Bet nepatenkintas, bet kaip. Tai į gultą įskaičiuotas dar ir va čia šampanydė ir toksai va vaizdelis. Palaukit, prizūminsiu. Opa. Toks va vaizdelis. Čia yra benamiai pakairė. Va čia benamiai. Gulto nelabai kol kas galiu dabar parodyti, nes visi gultai yra užimti. Nenoriu aš kitų žmonių gultą filmuoti. Bet nu va, šiaip 3 štukos dirhamų, o savaitgalį, kadangi dabar savaitgalį štuka dirhamų, 4 štukos dirhamų, tai gaunasi 1000 eurų grinai. Heniusis, karočią, kaina reikia dalinti iš 4. Nu tai Heniusio 3 ml šotas apie, nu tarkim, štuką 200, butelys 3 štukų. Prašau, nėra už ką blėti, už tokį, vat, kadangi toks vat vaizdas, tai tokios ir kainos. Dom Perleono butelys kainuoja apie 100 eurų, 3 litrai apie 10 štukų, dėmam taip grubiai 10 štukų, 11 kažkas tokio. Tai ką aš dabar vat įsiaiškinu, kaip ir minėjau, čia alkoholis yra ne tai, kad nelegalus, bet jį labai sunku gauti licenciją ir jo niekur, nu labai sunku nusipirkti kažkur.
šiaip į parduotuvę nuėjęs nenusipirksi. Tai gulto kaina štuka 4 štukos dirhamų, o karočią ir įskaičiuotas yra mojeto butelys. O mojeto butelys čia kainuoja štuka 800 dirhamų. Tai galima sakyti, kad tu beveik pusę kainos tiesiog sumoki už mojeto butelį. Šita pizza 5 eurų. 5 eurų už picieną. 5 eurų už picieną. Žiūrėkit, paspauskit laiką ir subscribe, nes čia viskas yra dėl jūsų. Visas šitas kontentas, leidžiami pinigai yra dėl jūsų. 5 eurų picienas. Kaip skanu tau? Taip, jaučias 5 eurų? Ką, nesijaučia? Čili pizza jaučia. Čili pizza. Gerai, vaibas tai čili pizza. Dar vienas picienas, dar minus 5 eurų. Bet valgyti reikia, tai ką padarysi? Papin. We out here. Tai va, rytoj keliaujame į paskutinį viešbutį. Pagal brangumą jis įskaitysis antroj vietoj, iš galo, iš priekio. Tačiau, žodžiu, eina Park Regis, tada eina šitas, į kurį varysim rytoj, tada Skyview ir Atlantis Royal. Labas rytas, važiuojam į kitą viešbutį, tai Sofitel, ar kaip jisai vadinasi? Pagal Sofitel. Tai bus tu Park Regis pirmas, tada eina Sofitel, Skyview ir Palm Royal. Toks merčiukas čia atvarė mūsų paimų taksas. Nu, gražu čia, gražu. Čia va dar galėtų akiriukas, rokis ir viskas, daugiau nieks nebetilptų. Atvarėm į viešbutį, reikia laukti iki 3, kol leisi kambarį, ką tik išleidau apie 102 eurų, 105 eurų. Varysim laimėti žaisliukų, karočią, varysim laimėti žaisliukų dabar. 5 pleisteką gali nusiimti, tokie, nu karočią, daug čia yra reikalų, Žodžiu, čia tai reikia ištraukti ančiukus ištraukti, skaičiuoja taškus ir kažką gali laimėti. 11, 12, 13, 14, 15, 16 points! So you get this one, yeah. Čia vis tiek reikia. Sveiki atvykę į antrą palatą pagal brangumą. Čia yra vonia, visa kita, muiliukai visokie, tulikas, dušas. Tuoj palaukite, išlysiu per kitą pusę. Gerai. Tai čia yra lova, man asmeniškai, tai kuo brangesnis kambarys, tai jisai gaunasi, kad tiesiog didesnis. Bet pavyzdžiui, su vaizdu, čia manolas už vieną naktį mes mokam 400 eurų. Vaizdas už 400 eurų, nu čia gražu. Ne, kur? Tenai Palm Royalis. Tai va, toli Palm Royalis. Jums nesimato, aš jums po to su ragelį paimsiu, su ragelį nufilmuosiu. Čia va iš apačios gali va baseiną jam nufilmuoti, čia jau šitas mūsų baseinas, kaip aš suprantu. Aha. Dar po to nueisim į apačią, išsiaiškinsim biškį daugiau. Ten Mini Global Village. Mini Global Village'as irgi čia jau laimėjom pidariuką, prisiderinęs prie spalvos kambario ir tiek karočią, tiek. Tenai va buvo mūsų praeitas viešbutis, va ten, kur rodau pirštą, tai toj palauk. Tenai naktis štuka 500, čia naktis 400. Po to dar nueisim į apačią baseiniuką, pažiūrėsim. Ką čia veiksim, nežinau, mes čia liksim 4 naktis, taigi minėjau, viena naktis 400 ir 405 eurų, būsim 4 naktis, pabandysim kažkokio kontento pafilmuoti, čia Palanga, galima tai pasakyti, Palanga. Bakningas, atnešė kažką čia pakramdinam. Vepa, tai nebaisiai gardžiai. Šitas visai pofai atrodo. Ką žinau, tipo. Tai dabar einam į Dubai Marina prekybos centrą. Čia už manęs matosi Marina visur, nu čia... Nu, ganėtinai labai gražu, labai daug rūsų, bet nu vaizdelis aš net pats afujelinu, žiūrėdamas pro kamerą. Tai jo, einam, žiūrim, stebim. Paskutinios dabar vlogo minutės, tai va tiesiog parodysim Marinos gyvenimą. Pabandysiu su kamerytė irgi mažytė, aš jums porą mašinyčių nufilmuoti, nes manau jums įdomu tas tiek mašinytės. Aš tai nuo jų kažkokio kaifo nejaučiu, nes kaifas žudo. Sveiki atvykę į Marina Molą. Parduotuvės, čia vien parduotuvės. Jeigu rasiu kažką įdomaus parodysiu, bet šiaip vieną dalyką, kurį matau labai įdomu, tai kad čia edzai įsijungia vienu metu. Tai va, visi edzai vienu metu keičiasi. Nu taip, toks Akropolis su steroidais. Va, Akropolis ant steroidų, aš taip pavadinčiau šitą molą. Čia dangus, čia žemė, o čia pagazuok vienas. Bentlis, čia Bentlis. Čia Kia. Čia Kia?
Čia Bentley 5. Ai, karočią, aš galvoju, kad čia apčia Aston Martin. Nu, aš tai sakau, aš tai nelabai, o čia Aha, tai aš tai nesu mašinų ekspertas, nekaifuoju, bet žinojau, kad čia šiaip bembukas, karočią. Čia šiaip darbuotojai. Jo, tokia čia mašinėlė, čia labai jų daug tokių, ir Spyderiai visokie, ir Lambo, karočią, kokių tik tai nori. Tai aš dar galėsiu pafilmuoti tiesiog dėl kontento jum, bet ar jum įdomu tos mašinos? Nemanau. Įsinuomoti Lambo kainuoja €1 dienai ir €1 depozitas. Ką? Ne, man rodos, o gal aš ir klystu, bet man rodos, kad aš neklystu. Tas dalykas, tai labai gerai atrodo vaizdas, pizda, afujelint galima, o mes eisim pavalgyti tenai į kitą krantą, karočią, į kitą krantą. Žodžiu, mes atvarėm jau pavalgyti, čia kažkoks turkiškas restoranas, tai tikslas toks, 3 kokteiliukai ir tada varysim, karočią, atgal link namų ir pramušim į bokso kriaušę. Jau nufilmuosiu aš jum per šitą kamerytę į vlogą grinai, kas mane seka Instagram'e apsistumės, tai matėt, kad paėmiau 3 rekordus kriaušės. Rekordai, pisau 8-7-1-8. Visi vieną paėmiau, antrą, trečią, žodžiu. Ir kas man patinka, kad tenai, kai impulsi rekordą, gauni nemokamą vieną smūgį. Tai tikslas, karočią, iki vakaro ten nusibūti rekordą, po rekordo imti. Bando man akiriuką laimėti. Nauja lokacija, 2 kokteiliai padaryti, dabar bus 3. Dėl 4 nesu užtikrintas, yra 2 labai gardus, bet dėl 4 nesu užtikrintas, pamiršau aš filmuoti, bet esmė, kad po viso šito vakarėlio skriausim kriaušę ir eisim laimėti žaisliukų. 3, man rodos, šitose atostogose yra mano rekordas. 3 kokteilis iš eilės, žiūrėsim, kas bus toliau. LeBron Jamesas atėjo, įmetė, pasiėmė, išėjo. Labas rytas, manom, pietukų pakramtyti, vakar ką? Pusryčiukų. Man tai tas pats vienas, aš net nežinau, ko skiriasi. O vakar būta judesio, nemelošiu. Tai va, tokio basiniuką gaunu. O balas yra čia. Į baką čia. Nėra saulės, bet yra baras, kad nesušaltum. Ir prie baro tik tai saulė. Pavalgyta. Dabar nežinau, kokie tolimesni mūsų planai. Atvarėm į paplūdimį. Čia gultas vienam žmogui €100. PM8 ir 2,5 centai, bet galima palinti iki €100, bet vaizdelis, taip tokie pastatai, čia visai gražu. Biškai sumaišiau, sorry, karočią, 2 gultai už €100, karočią, mano sumaišiau 2 single beds €100, karočią. Tai va, kešariuko užsisakėm, čia taip prieina iš Roks, atneša iš kažkur čia. Realiai tai čia kinas, tai iš kino. Kinas, davai, galima jau valgyti, baigiai fotografuoti, maldauju. Tai kaip ir minėjau, dabar varom susitikti su žvaigždė. Ne Dubajaus, tai Lietuvos žvaigždė. Tai nežinau, kaip man su kuo susitiks. Karočią, tai va ir susitikom su Timūru. Timūras dabar yra vietinis čia, jeigu reikėsim kokios pagalbos arba viešbučio, kad akcijytę ar dar kažką patartų. This is the guy. Ar chata, ar dar kažką, ar pažiūrės, ar karočią gamerius esi, nori ten į eventą įsivelti, tai va, this is the guy. Ant kiek keičiasi laikai, viskas prasidėjo nuo streamų, kai stiklinės į galvą, o dabar karočią mes tarp dangoraižių. Tai kaip ir minėjau, atvarėm į privatų zoom. Koks kaip gražiai, he's taking food so cute, like, so easy. Taip, sakysim, Julianas. Nu taip, aš manau. That is gonna be enough. Su draugeliu. Painulkas. Viršilos braktis eina. Paskutinis vakaras, dabar varysim į Global Village'ą. Nežinau, ten truputėlį kažką pafilmuosiu, bet jau taip jau minimaliai. Rytoj tada skrydis, Lietuva, namai, tėvynė mūsų, didvyrių žemė. Jau kažkada esu minėjęs ir paminėsiu dar kartą, kad čia yra labai daug skirtingų visų šalių. Va, matau, Koreja yra
Kataras, Tailandas, kokoso mėgstamiausia šalis. Žodžiu, pilna yra. Tai yra daug labai skirtingų šalių ir tipo, kai tu nueini, karočią, tenai būna to šalies tradiciniai produktai ir dirba būtent to šalies žmonės. Ir tenai gali viską apsipirkti. Gal truputėlį parodysiu, kai jis labai yra didelis. Čia kaip matot, yra labai visko daug. Dabar, tarkim, einam į Turkiją ir Turkijoje, bet iš karto jie čia visi kukina ledus. Visi ledus visokius kukina ir iš karto pisa jie čia rėko, jau įsipisinėja iš piliečių. Čia truputėlį jau kitoks vaibas, čia daugiau yra rūbų, kailinių, visą kitą, tipo. Net nežinau, gal reikės paprašyti gido, kad iš šito, iš Global Village'o jums atskirą vlogą padarytų. Ir jeigu matot, kad žodžiu, gal bus atskiri 2 vlogai, nes čia tiek galima kontento pripis, kad ten video bus koks 3 minučių, po to kur įdėt tokį. Irgi visur kvepaliukai, visokie auksas, bet čia gold plated jisai yra. Tradicinė muzika būna čia. Sirija, Afrika. Čia tasai stuntmenų šou, karočią. Stuntmenų balius, kaip sakoma. Visokie čia neaiškus dalykai, būgnai. Kaukės. Dabar atėjom į Omaną. Tai vėl iš karto prasideda kvepaliukai, visokie blizgučiai, peiliai. Kelionė namo, ryt anksti keltis, lauktuvės nučiuptos. Rytoj varom į oro uostą, bandysim ant vietos upgraidintis bilietus į business class. Aš kiek žiūrėjau, tai iš Dubajaus į Turkiją nėra, iš Turkijos į Lietuvą yra. O kai skridom į priekį, tai nebuvo iš Vilniaus į Turkiją, bet buvo iš Turkijos į Dubajų. Tai gal išeis tipo gauti iš Turkijos į Vilnių ir pažiūrėsim, kiek skiriasi vaibas. Nes jie ten daug pigesni gaunasi upgraidės, gal 105 eurų kainuoja vienam žmogui. Tai labas rytas, mes jau oro uoste. Upgraidinti business class neišėjo. Kiek čia tų valandų rodo? Normaliai. Lokacija Turkija. Ieškom dabar turkišo ofiso. Tiesiai einam čia. Turkišo ofiso. Tenai sakysim, kad davai Simliumbai paupgraidinam. Viskas, kita diena, lokacija namai. Rytoj važiuojam į Vilnių, pasiemam šunį katę ir važiuojam atgal į Kauną. Ir kada vėl susitiksim, nežinau, bet tikiuosi, kad greitų metų.